Halso projekto pagrindinė idėja ir tuo pačiu iššūkis – namai kalne, ryškiame šlaite. Kvartalas, kuriame projektuojami gyvenami namai, jų stilistika ir išdėstymo principai primena kalnams būdingą išdėstymą. Pastatai pakopomis įsodinami į šlaitą, visi orientuojami viena aiškia kryptimi, tuo pačiu išsaugomas privatumas vienas nuo kito. Ypač svarbu projektuojant šios namus buvo organiškai pritaikyti juos prie esamo šlaito, nekeisti reljefo, neleisti dominuoti kažkokiam dirbtiniam priemonėm kaip atreminės sienutės ar panašūs sprendiniai. Nors rajono Vilniaus mieste, kuriame suprojektuotas Halso kvartalas pavadinimas yra Kalnėnai, bet toks ryškus kalnas čia yra vienintelis. Kalnėnuose tenka projektuoti jau gana daug metų, aplinka ir kontekstas puikiai pažįstami, kaip ir šitas kalnas. Tikiu, kad tokio tipo namai ir turėtų čia dominuoti. Tai yra atskiri, pavieniai gyvenami namai, kuriuos jungtų bendra stilistinė išraiška, bent jau kažkokias grupės pastatų ar tokių mini kvartalėlių. Šio projekto architektūrinė išraiška irgi atsiliepia į kalno temą, savotiškai stiebiasi į viršų. Antras aukštas su išreikšta konsolė pabrėžia kontekstą ir nukreiptas yra į pietus, į šviesą. Tikslas buvo sukurti grupę gyvenamų namų, kurie skirtingi savo vidumi, vidaus ploto, kambarių skaičiumi, funkcinė zona, bet turėtų bendrą architektūrinę išraišką ir vientisumą. Namų forma lakoniška, du aiškūs tūriai su išreikšta svetainės bendra erdvė. O garažo ir kiemo zonos nedominuoja, savotiškai yra paslepiamos. Pastato vidaus erdvėje irgi išlaikoma šlaito tema, bendra erdvė su aukščio perkeitimu, kuris atitinka kalno charakterį. Projekte fasadams naudojamos ilgaamžės medžiagos, šviesūs, ryškūs tūriai, kurie jau galima sakyti būdingi Kalnėnams. Jų tokia susikloščiusi spalvinė gama. Naudojamas medis, kuris visą laiką suteikia šiltumo. Ir daug stiklo, kuris padeda sukurti erdvę, atveria vaizdus ir panašiai. Aš džiaugiuosi šituo projektu, pasiektų rezultatu, nes pavyko suderinti visus iššūkius ir sukurti vertę turinčius namus. Tikiu, kad tokio tipo namai ir turėtų dominuoti Kalnėnuose, bei galėtų tapti pavyzdžiu kitiems projektams panašiame kontekste.